Labas vakaras, bažnyčia. Praeitą savaitę pradėjau pamokslauti apie kryžių ir tęsiu toliau, kas nutiko ant kryžiaus. Nes tai ne vien tik mirtis, tai ne vien tik naujas gyvenimas, tai ne vien tik tai mirtis už mūsų nuodėmes, tai ne vien tik tai kraujo praleidimas, tai ne vien tik tai kažkoks tai bilietas į dangų, bet tai yra kur kas daugiau. Amen. Atsiverskim Korintiečiams, antrą laišką Korintiečiams, 5 skyrius 17 eilutę skaitysim. Parašyta. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja. Ir dabar atsiverskime Mato Evangelijos 17 skyrių. Skaitysim nuo 1 iki 8 eilutės. Mato 17, 1-8. Taigi po 6 dienų Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. Tuomet Petras ir sako Jėzui: Viešpatie, gera mums čia būti. Jei nori, aš padarysiu čia 3 palapines, vieną tau, kitą Mozei, 3 Elijui. Dar jam tebekalbant, štai skaistus debesis apsiautė juos. Ir štai balsas iš debesies prabilo: Šitas yra mano mylimasis sūnus, kuriuo aš geriuosi, klausykite jo. Tai išgirdę mokiniai parpuolė kniūbsti, labai išsigandę. Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: Kelkitės, nebijokite. Pakėlė akis, jie nieko daugiau nebematė, tik vieną Jėzų. Dieve, dėkojam už tavo žodį. Dėkojam, Tėve, už tavo sūnaus auką Viešpatie ant kryžiaus, kad dabar galim čia būti vien dėl jo. Dėkojam už tai, kad jis mus pasišaukė, kad mus išgelbėjo. Dėkojam už tavo žodį, Tėve, kuris kverpsis į mūsų širdies gelmes, kuris gydys mūsų širdies gelmes, kuris keis mūsų širdies gelmes, kuris statys mūsų iš naujo. Dėkojam už tavo žodį, nes tavo žodis yra taip ir amen, jis nekintamas, jis nesikeičia, jis yra tiesa. Tegul šventoji dvasia paruošia mūsų širdis priimtai ir tegul šventoji dvasia duoda mums jėgų, sukaupia mums jėgų šitą žodį gyvendinti. Nes jeigu mes tik klausysimės, bet jo nevykdysim, mes nebūsim tavo mokiniais. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Halleluja. Žinot, aš esu tik paštininkas ir pastorius nėra kažkoks super dvasiškas žmogus, supermenas. Jis nėra kažkas tokio nepakeičiamo, kažkas nepakartojamo. Aš esu toks patindas kaip jūs, tik aš esu dar ir paštininkas, aš atiduodu žodį, kurį gaunu iš Dievo. Žinot, jeigu paštininkas ateitų prie mūsų namų durų ir jis atneštų mums vandens sąskaitą, iš kurią reikia mokėti ir netyčia jis jau jo durų pusėje tą laišką pamestų ir netyčia tas laiškas iškristų, jis pamatytų, kad sąskaita yra 100 poundų. Ir jisai tiesiog sugalvotų nutrinti 1 nulį nuo 100 poundų ir įmeta į pašto dėžutę ir išeina. Ir aš atsikeliu ryte, nueinu į apačią, pasiemu tą laišką, atsiverčiu ir žiūriu 10 svarų, tik už vandenį reikia mokėti. Tai paštininkas, jis padarė niekšybę, jisai padarė melagystę. Jisai visai neblogas draugas, bet ne koks paštininkas. Iš tikrųjų, aš neįsisuksiu nuo to, man reikės vis tiek sumokėti 100 svarų. Ir aš labai nustepsiu, kai iš manęs pareikalaus ne 10, bet 100 svarų. Tai ir aš noriu atiduoti žodį tokį, koks jis yra.
visiškai jo nepakeisti, bet visiškai neatsižvelgti į mūsų draugystę ar tai, kad man jūs esat brangus, bet anaip tol, dėl to, kad jūs esat man brangus ir dėl to noriu atiduoti žodį tokį, koks jis yra. Amen? Žinot, kai Dievas mane pasišaukė sekti Jėzum, draugai pradėjo mane žiūrėti tokiam keistom akim. Man atrodo, visi esat matę tokį žvilgsnį. Tie, kas priėmėt Kristų ir tie, kas pradėjot gyventi kaip Kristus, jūs susidurėt su tai žvilgsniais. Ir jie žiūrėjo mane keistai ir jie niekaip negalėjo suprasti, kaip aš čia dabar po vienos kelionės galėjau taip stipriai pasikeisti. Iš tiesų tai buvo 4 berods dienų kelionė, kai Dievas mane visiškai pakeitė, visiškai prilėtė ir pasikvietė tiesiog į savo karalystę. Ir aš nebenorėjau gyventi taip, kaip anksčiau gyvenau. Ir draugai mane pradėjo keistai žiūrėti ir vienas po kito pradėjo tolti nuo manęs. Ir man buvo liūdna, bet Robertai buvo džiugu ir dabar man vis dėlto yra džiugu dėl to, kad jie mane paliko. Kažkur girdėjau posakį, sako, tie, kas šoka, atrodo kaip pamišėliai tiems, kurie negirdi muzikos. Tie, kas šoka, atrodo kaip pamišėliai tiems, kurie negirdi muzikos. Tokie buvo mano draugai, jie negirdėjo muzikos, kurią aš girdėjau. Jie žiūrėjo į mane keistai darant kažkokius tai judesius, bet jie nesugebėjo išgirsti muzikos ir dėl to aš jiems buvau kaip pamišėlis, tarsi pamišėlis. Kai tu atsirandi Kristuje, kai Kristus tave paima į savo karalystę, kai jis paima tave į savo glėbį, jis padaro tave naujų. Jis padaro tave naujų. Nikodemas atėjo pas Kristų naktį, dėl kažkokių tai priežasčių naktį, pažadino Kristų, Kristus jį mielai priėmė. Vienas iš Kristaus mokymų Nikodemui buvo, kas net gims iš aukšto, kas net gims iš naujo, kas net gims iš dvasios, tas neregės dangaus karalystės. Ką reiškia atgimti iš naujo? Tai reiškia tas pats, kas pagimdyti kūdikį. Jūs tas labai daug supranta apie gimdymą. Bet aš mačiau gimdymą. Ir aš mačiau, kaip mano vaikas auga. Aš mačiau, kaip mano vaikas iš naujo mokėsi matyti. Aš mačiau, kaip jisai iš naujo mokėsi sufokusuoti akis. Kaip jo akytės sviro į vieną pusę arba į kitą pusę. Jis jų negalėjo valdyti, jos sukasi ratu, kažkaip gana baugiai atrodė iš papradžių. Bet po to jis sugebėjo tą žvilgsnį sufokusuoti vaikas. Tada jis pradėjo čiupinėti. Jis pradėjo apgrabinėti viską. Iš naujo viską apčiuopti. O apčiuopęs suprasti ir atskirti, tai yra gera, tai yra bloga. Kai tu gimsti iš naujo, lygiai taip pat kaip kūdikėlis, lygiai taip pat kaip Elijas, kuris gimė čia visai nesenai. Ir toliau auga. Ir toliau mes matom, kaip jisai dar kaip mažas vaikas, toks pat ir krikščionis. Toks pat ir žmogus, kuris atgimsta iš aukšto. Jis yra lygiai toks pat. Nereikia iš jo reikalauti kažkokių stebuklų, nereikia iš jo reikalauti, kad jis pradėtų bėgti arba krepšinį žaisti. Nes jisai to nesugebės padaryti. Nereikia pykti ant jo, kai jisai nukrinta, kai jisai eina, paslysta. Nes vaikai kitaip neišmoksta vaikščioti. Nepradėjo eiti ir nenukritę. Būtų labai skaudu, jeigu tas vaikas 6 metų nemokėtų eiti. Būtų be galo skaudu ir būtų blogai tėvam, ir būtų blogai pačiam vaikui. Tada tas vaikas iš naujo išmoksta kalbėti. Jis pradeda žodelius kažkokius sakyti. Jis pradeda šypsotis, jis pradeda pastebėti kažką tokio pačio. Jis pradeda tirti, jis pradeda matyti, ką tėtis ir mama daro. Ar tėtis geras, ar mama gera, ar tėtis griežtesnis, ar mama griežtesnis, jis pradeda atskirti. Jis pradeda vieną gerbti vieną pagarbą, kitą gerbti kitą pagarbą. Vieną mylėti vieną meilę, kitą mylėti kitą meilę. Toks ir krikščionis, tik atgimęs, tik iš naujo atgimęs. Jis visko iš naujo turi išmokti. Jis negali eiti iš karto valgyti burgerius, mėsą ir visą kitą, negali pradėti nuo kumpio. Jam reikia pieno, jis turi gerti pienelį, jisai vėliau pradės valgyti košytės. Ir kaip būna keista, kai jisai valgo, čia pradeda dirbti viskas pro lūpas ir jisai visas čia apsidrepina. Ir ant jo neverta pykt, nes jis yra tik vaikas. Iš naujo mokintis valgyti. Iš naujo mokintis valgyti ir atskirti tai, kas yra naudinga ir tai, kas yra nenaudinga. Vaikelis, kai per daug prisivalgo, jis paprasčiausiai atgula. Lyg niekur nieko. Ir po to savo toliau šypsos. Toks pat ir krikščionis, kartais kažką netaip suvalgęs, jisai turėtų jį atpilti, atsikratyti šitą.
visiškai naujai atgimęs. Žinot, Simonas Petras, aš galvoju, kai jisai atsibudo vieną rytą ir išėjo žvejoti, nes toks jo buvo darbas. Tai jisai žvejojo ir jisai nežinojo, kas nutiks tą dieną. Jis atsibudo ryte, jisai atliko tai, ką jis atlieka rytais. Jis pasiėmė tinklus, įsimetė į savo valtį ir išplaukė. Galbūt tą dieną jam žiauriai nesisekė, dėl to jis grįžo prie kranto ir jis pamatė keistą figūrą ant kranto. Ir tas žmogus prieėjo, jis buvo kažkoks kitoks. Prieėjo ir sako, Petrai, sek paskui mane. Nežinau, kodėl Petras nusekė jį. Ar dėl to, kad jam žiauriai nesisekė tą dieną. Jis galvojo, viską aš praradau, nemoku aš dirbti. Toks buvo jo darbas, beje, jisai žvejys. Bet jisai tučtojau pakilo ir nusekė paskui jį. Jis jo nepažinojo, jis jam neprisistatė. Jis jam nepasakė, kur link sekti. Bet Petras tučtojau paliko viską, nusekė paskui jį. Kažkokie įtaigų žodžiai iš to žmogaus. Tada jisai sekė ir jisai galbūt savęs klausė, daug kartų klausė, kur aš einu, kodėl aš klausau jo, kodėl aš seku jį. Tada prie jo prisidėjo daugiau dar mokinių, prisidėjo ir jo brolis. Tada jie galbūt vienas su kitu pradėjo šnekėti, kai Jėzus miegodavo, jie galvojo, ką mes darom, ką mes iš viso čia veikiam, kur mes link einam. Mes einam iš Galilėjos į Kafarnaumą, iš Kafarnaumo į Galilėją ir vėl ir tas pačias žemės. Tada jis prisistatė, jis Jėzus. Ir visi keistai žiūrėjo, Jėzus galvojo, kodėl jo toks vardas. Bet jis buvo kažkoks kitoks, jisai turėjo kažkokią tai valdžią, jis turėjo kažkokį įtaigumą, jisai pasakydavo ir žmonės paklusdavo. Tada vieną dieną Jėzus atsisėdo ir jisai pradėjo mokinti savo mokinius. Ką mes šiandien laikom kalno pamokslu. Petras ir visi mokiniai buvo išsižioję. Jie žiūrėjo ir niekaip negalėjo suvokti, kaip toks žmogus gali mokyti iš niekur atėjęs, nes Jėzus iš niekur ir atėjo. Biblija nieko nerašo apie jį 30 metų. Ir iš niekur jis atsiranda ir pradeda sekti, tik apsikrikštėjęs. Pradeda veikti. Ir jisai moko juos su valdžia, ne taip kaip rašto aiškintojai ir fariziejai, bet taip, lyg jis turėtų valdžią tam, ką jis išneka. Ir jie klausėsi ir jie negalėjo suvokti, kad šitaip sunku yra gyventi dėl Dievo. Aš įsivaizduoju, kiekvieno iš jų širdyse turėjo būti klausimus. Jeigu šitaip, tai kas tada mum? Tai kas tada mum? Jisai negalėjo išgyventi to, ką Jėzus sako. Ne vienas žmogus nėra toks super dvasiškas, kad išgyventų tai, ką Jėzus sako, kad sugebėtų įvykdyti tai, ką Jėzus sakė kalno pamoksle. Tada jisai pakilo ir vėl paskui jį nusekė. Tada prasidėjo stebuklai, kokių nebuvo visam Izraeliui. Tada sekė stebuklas po stebuklo, jis išgydė mergaitę, jis išgydydavo prispaustuosius, demonų apsėstuosius, jis išgydė aklosius, jis išgydė rupsuotusius, jis prikėlė numirusius. Tada mokinių lūpas pakilo greičiausiai. Petras jau buvo su plačia šypsena nei prieš tai, nes prasidėjo geri dalykai, prasidėjo kieti dalykai. Tokių dalykų nebuvo ir minios sekė paskui jį ir minios jo ieškojo. Jis tada jautėsi tarsi elito komandai kažkokioj. Iki pirmo fariziejų pasipriešinimo, kai fariziejai pradėjo tartis, kaip jį nužudyti. Kai fariziejai pradėjo aiškintis tarpusavį, ką reikia su juo daryti, pradėjo išbandyti juos ir aš įsivaizduoju, kiekvienas iš tų apaštalų bijojo fariziejai. Tada Jėzus pasiėmė Joną, Petrą ir Jokūbą į kalną. Jie užlipo į kalną ir galvojo, kas čia bus, ko dar tikėtis. Tada iš jų akise atsimainė Jėzus. Ir tada šalia Jėzus atsistojo Mozė ir Elijas.
Aš nežinau, kas būtų, jeigu aš taip pamatyčiau. Arba nuolpčiau iš baimės, arba pradėčiau šnekėti nesąmonės kaip ir Petras. Kodėl jisai pasiūlė tik 3 palapines? Jisai visai apie save nepagalvojo. Sako, pastatysim vieną tau, Jėzų, vieną Elijų ir kitą Mozį. O mes pabūsim kieme. Nes mum ir taip gerai. Petras buvo asmenybė. Petras buvo kitokia asmenybė. Tada Petras išpažįsta Jėzų, kad jis yra Dievo sūnus. Jėzus pradėjo klausinėti. Aš galvoju, kad Petro galvoja jau nuolatos sukinėjęs tą mintis. Bet viešpats jį paragino, davė stiprų apreiškimą. Petras išpažino į visų akivaizdoje. Sako, tu esi Mesijas, Dievo sūnus, tu esi Kristus, Dievo sūnus. Mokiniai turėjo būti išsižioję, kai jis tai pasakė. Tačiau Petras nebijojo, jis buvo visai kitoks. Petras lipo iš valties į vandenį ir ėjo vandeniu tol, kol pradėjo abejoti. Petras, mano akim žiūrim, buvo kietas. Aš norėčiau būti kaip Petras. Tada Jėzus pradėjo šnekėti apie savo mirtį ir tarsi visą tą džiaugsmą nutraukė. Kodėl? Mums šitai puikiai sekasi. Mums seka visi. Galų gale Jėzus papasakojo tokių dalykų, kad jį visi palieka. Taip papamokslavo, kad žmonės nebegali jo daugiau klausyti ir palieka jį. Tada jisai atsisuka į savo mokinius ir sako, tai ir jūs mane norit palikti. Tada vėlgi Petras, kaip mes galim tave palikti, turi gyvenimo žodžius. Jis kalba apie savo mirtį, pranašavo savo mirtį ir jie negali patikėti, kad visą tai gali pasibaigti. Ir jie paskutiniai vakarieniai visi kartu linksminas, visi kartu džiaugias, bet visai nebe taip kaip anksčiau, nes kažkas jau Jėzuje pasikeitė. Jis tarsi kažko bijotų, jis tarsi kažko labai nenorėtų. Tada po vakarienės jie visi išeina į sodą, vadinamą Getsemanę. Jėzus pasiima Petrą, Joną ir Jokūbą vėl. Sako, einam, mano siela mirtinai nuliūdus. Pabudėkit kartu su manim. Jos palikęs nueina melstis ir grįžta. Ir Petras niekaip negalėjo atsimerkęs ištverti, nors kažkiek tai jisai netyčiom užsimerkė ir užmygo. Jėzus atėjo, jį pažadino ir sako, ką, jūs negali su manim nors truputį pabūti. Ir taip kartuosi 3 kartus, kol Jėzus jiems sako, ateina mano išdavikas. Jie turėjo būti be galo nustebę. Bet prisiartino Judas. Kur Judas buvo? Judas kažkur dingo ir neparėjo. Bet prisiartino Judas su kareiviais, su lazdom ir kalavijais. Prieina ir pabučiuoja jį. Kodėl jis jį bučiuoja? Ir tada puola į kareivį ir jį suima. Ir baigėsi Jėzus buvimas kartu su apaštalais. Jie jau bijojo, jie jau kažko laukė, jie jau kažko tikėjosi. Ir tai atėjo šitaip. Jisai buvo paimtas iš jų. Tada Petras sekė paskui. Jo širdį ir jo mintyse niekaip negalėjo išeiti Jėzaus žodžiai tą vakarienę, kai jisai jį įspėjo, kad tu dar 3 kartus įsižadėsi manęs dar neišaušus rytą. Jau Petras iš visų jėgų bijojo ir negalėjo patikėti, kad taip įvyks. Ir jisai nusekė paskui Jėzų ir štai prieina prie jo moteris ir sako, ar kartais tu nesi Jėzaus mokinys, vienas iš jo mokinių. Ir Petras įsižioja. Ir galbūt nenorėjo šitaip sakyti, bet jis pasakė, ne, aš nesu jo mokinys, aš jo net nepažįstu. Tada jisai išeina į kiemą ir jisai šildosi ir niekaip negali suvokti, kodėl jisai tai pasakė.
Ir jisai šildosi kartu su žmonėm, kurie šildėsi prie laužo, nes jau buvo naktis. Ir tie žmonės prie laužo sako, ar tu nesi vienas iš jo mokinių? Ir Petras vėl, ne, aš jau net nepažįstu, ko jūs iš manęs norite. Tada prieina kažkas iš sargybos ir sako, ar aš tavęs kartais nemačiau su juo kartu miške, kartu tame sode. Ir Petras, ne, aš jo nepažįstu, ko jūs nuo manęs norite. Ir tada pragysta gaidys. Ir Jėzus atsisuka ir pamato Petrą ir jo žvilgsnis susikerta. Tada Petras graudžiai pravirksta. Jisai pabėga. Petras kažkur dingo. Aš įsivaizduoju, jis buvo tokio sielvarto apimtas. Jisai išpažino Kristų. Jis išpažino jį Dievo sūnų. Jis matė nepaprastus dalykus. Jis matė mirusius prikeltus. Jis matė krūvą stebuklų. Jis matė, kaip demonai bėgo nuo Jėzus. Jis matė, kaip tie patys kareiviai klupo prieš jį sode. Kai jie klausė, ar tu esi tas Dievo sūnus? Ir jisai sako, štai aš. Ir tada jie parkrinta ant žemės. Jis matė nepaprastus dalykus. Ir vis tiek jau įsižada. Po to graudžiai pravirksta ir pabėga. Tada jo mintise sukusi Jėzaus žodžiai iš kalno pamokslo. Kas įsižadėsit manęs, žmonių akivaizdoje, to aš įsižadėsiu Dievo angelų akivaizdoje. Tada jis žiauriai pravirko ir pabėgo. Petras nebuvo prie kryžiaus kaip Jonas. Petras kažkur dingo. Tada jis susirado mokinius jau po visko. Viskas pasibaigė. Jėzus mirė, Jėzų nukryžiavo. Tada jis susirado mokinius ir jie buvo kartu. Jono Evangelijoje parašyta nepaprasta istorija 21 skyriui, kai Petras vėl atsiranda. Nuo pirmos eilutės. Paskui Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugės Simonas Petras, Tomas, vadinamas Dvynių, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebedėjaus sūnus ir dar du kiti Jėzaus mokiniai. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė ir mes einame su tavimi. Nuėję jie, to jau sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus, bet mokiniai nepažino, kad tai buvo Jėzus. O Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Jie atsakė, ne. Tada jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Jie užmetė ir nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Prisimenam, kaip Jėzus pašaukė Simonui Petrą. Sako, Simonai, sek paskui mane ir aš tave padarysiu žmonių žvejų. Ir čia jis sako, einu žvejoti. Jisai grįžta prie savo senojo darbo, jisai grįžta atgal, dirbti tai, ką anksčiau dirbęs. Bet tai jam jau visiškai nebesisekė. Jis visą naktį negalėjo nieko ištraukti, nieko negalėjo pagauti. Žinot, taip pat ir mum. Kai mes tampam Kristaus mokiniais, kai mes atgimstam iš naujo, tai, ką mes anksčiau darėm, mums nebesisekė. Ir aš matau krūvą pavyzdžių, kurie atgimė iš aukšto ir po to nori grįžti atgal prie savų darbų ir jiems tie darbai žiauriai nesisekė. Ir jie yra be galo liūdni žmonės. Visiškai sužlugdyti, sugniuždyti žmonės. Nes jie jau buvo naujas kūrinys. Gimė iš naujo. Net neįsivaizduoju, kaip tai padarė, bet susidraskė save ir grįžo atgal prie savo senų darbų. Ir po to verkė, kad jiems žiauriai nesiseka, kad jiems yra žiauriai liūdna, kad jiems yra visiškai nekos gyvenimas. Taip jau yra, kai tu atgimsti iš naujo, kai tu atgimsti iš aukšto, Jėzus reikalauja iš tavęs dalyko,
kai tu pasižadi žmonių akivaizdoje, pasikrikštydamas, kai tu sakai, kad Jėzus yra mano viešpats, jis pareikalaus iš tavęs to, ką tu pasižadėjai. Ir jeigu tu plėšysies ir draskysies, tu būsi be galo nelaimingas žmogus. Tas, kuris daro nuodėmes, tas, kuris pasilieka nuodėmėse, naujas būdamas, pasilieka nuodėmėse, tai yra be galo blogai, tu esi kaip šizofrenikas, tu esi kaip viena ir kita viename, ir tu negali, tu kovoji, vienas su kito kovoji. Tu negali tarnauti dviem dievam, tu gali tarnauti tik vienam dievui, arba šetonui, arba tikram dievui. Nes jeigu tu esi Kristuje, tu esi naujas kūrinys. Tai, kas buvo sena, praėjo. Taigi ant kryžiaus susikirto seno ir naujo. Ant kryžiaus susitiko senas su nauju. Kai Simonas Petras, Jokūbas ir Jonas buvo ant to kalno, kai Jėzus atsimainė jo akivaizdoje, jie nesuprato vieno dalyko. Ką mums šiandien yra lengviau matyti dėl to, kad mes turim Bibliją. Mes turim šventosios dvasios apreiškimą. Jiem pasirodė Mozė ir Elijas. Ką reprezentuoja Mozė ir Elijas? Mozė atstovauja įstatymą, o Elijas atstovauja pranašus. Elijas buvo pranašų pranašas. Jis netgi nemirė, jį Dievas pasiėmė. O Mozė atstovavo įstatymą. Tai yra senoji sandora. Tai yra sena. Įstatymas ir pranašai. Tai buvo sena. Ir tam senam Mozė ir Elijui. Ir tai ne tik apaštalai matė Mozę ir Eliją, bet Mozė ir Elijas matė apaštalus. Seną pamatė naują. Nes apaštalai yra nauji. Apaštalai gyvens naująją sandorą po Kristaus mirties. Ant Kristaus kryžiaus susikirto seną ir naują. Skaityti toliau 21 skyriaus Jono. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, tai viešpats. Išgirdęs, jog taip viešpats Simonas Petras persijose drabužį, man buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsirę valtimi buvo netoli kranto, maždaug už 200 mastų ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčią žarijas, ant jų padėtą žuvį ir duonos. Jėzus jiems tarė, atneškite ką tik pagautų žuvų. Simonas Petras nuėjo ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų, iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus tarė, eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdrįso paklausti, kas tu esi, nes jie žinojo, jog tai viešpats. Jėzus, kaip tarnas, paruošė mokiniam pusryčius. Jis net nelaukė, kol jie partems tą tinklą žuvų, 153 didelės žuvis. Jis jau paruošė joms pusryčius. Jis kaip tarnas jaunis. Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau už šituos? Iš tikrųjų, kai mes skaitom šitą eilutę, mes galvojam, kad Jėzus klausė, ar myli mane labiau už šituos mokinius. Iš tikrųjų, Jėzus, kai klausė šito klausimo, jisai klausė, ar mane myli labiau už šituos. Tai yra 153 žuvis. Simono Petro darbas buvo žvejys, jo gyvenimas buvo žvejyba, jo visas gyvenimas buvo valtis ir tai, ką jis pagaudavo, jo laimikis buvo uždarbis. Tai buvo jo pasaulis, tai buvo jo gyvenimas. Jėzus klausė mūsų to paties, ar tu myli mane labiau negu savo gyvenimą, negu savo saugumą, negu savo artimuosius, tai ką tu matai. Tada jis atsakė, taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk tada mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?
Tasai atsiliepia, taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano avis. Jėzus paklausė 3 kartą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad jis 3 kartą klausė, ar myli mane. Ir sakė, viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myli. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. Ir po to jis dar pridurė, sek paskui mane. Tai turėjo būti be galo džiugi diena Petrui. Nes Petras 3 kartus jo įsižadėjo. Tada Jėzus viską grąžino atgal, 3 kartus jo paklausamas, ar myli mane. Ir taip jį grąžino atgal ir sako, sek paskui mane. Ir tada Petras jį nusekė. Tada senas Petras miršta. Senas Petras dingsta. Ir mes, jeigu skaitytumėm toliau apaštalų darbus, mes galim pamatyti, kad naujas Petras atsiranda. Tai Petras iš papradžių bijojo žmonių, paprastų žmonių, ir jis įsigynė Jėzaus. Jau apaštalų darbuose Petras atsistoja prieš visus rašto žinovus, prieš visus fariziejus, prieš gausybę minę žmonių, ir jisai drąsiai šaukdamas visus sako, jūs nukryžiavote Dievo sūnų. Jūs nukryžiavote pateptai. Tai dėl jūsų jisai mirė. Kai iš papradžių jisai drebėjo ir negalėjo to pasakyti. Negalėjo netgi pasakyti, kad jis yra jo mokinys. Tada prasideda naujas kūrinys. O naujas kūrinys ką daro? Kai ir senas kūrinys jisai mato ir jisai žiūri, ką Dievas daro. Naujas kūrinys jau turi Dievą savyje ir Dievas daro per tą naują kūrinį. Jėzus darė stebuklus, dabar Petras eina pro ligonius ir jo šešėlis eina ir ligoniai pasveiksta. Dabar jis jau pats daro stebuklus. Jėzus per jį. Toks yra naujas kūrinys. Ir tokiu tapo mes, kai mes priėmėm Kristų. Kai mes patikėjom į tai, kas įvyko ant kryžiaus prieš daugiau nei 2000 metų. Kai mes patikim, mes tampam naujų kūrinių. Kai nužengia mūsų šventoji dvasia, mes tampam naujų žmogumi. Tik mes turim jo išlikti. Mes neturim pasitraukti. Mes neturim grįžti atgal prie savo darbų, ką mes anksčiau darėm. Prie tų pačių prioritetų, kuriuos mes anksčiau turėjome. Jėzus yra numeris 1, visa kita yra numeris 2. Jėzus yra numeris 1, visa kita yra numeris 2. Šitaip turėtumėm kiekvienas mūsų sakyti. Tap naujų kūrinių turi suprasti, kad reikia mokėti kainą. Tu turi mokėti kainą. Ir ta kaina yra įvairi. Ta kaina mūsų gyvenime yra įvairi. Vienišumas, patyčios, bedarbystė, kitiem tėvų praradimus, draugų praradimus, kitiem mirtis. Kiekvienas moka kainą, kai tampa naujų kūrinių. Nes tai, kas nauja, Dievo akyse yra nepaprastai brangu. Ir tu dabar esi jam nepaprastai brangus. Jis už tave sumokėjo nepaprastai didelę kainą. Ir mes turime mokėti kainą. Amen? Žinot, kalbėjau apie Petrą. Ir tiesiog prisiminiau visą tai, ką jisai darė, tiesiog stengiausi išgyventi tai, ką jisai galbūt išgyveno pamatęs Kristų pirmą kartą. Tiesiog norėjau jūs palydėti į tą pačią kelionę, kai jisai buvo dar senas, nieko nežinantis, kai jisai buvo beje nemokytas, jisai buvo tiesiog žvejys. Jis neėjo į mokyklą. Jis buvo visiškai nemokytas. Ir Jėzus jį pašaukė. Sako, būk mano mokinys, aš tau padarysiu žmonių žvejų. Jis rinko tą, ko mes šiandien nesirinktumėm.
Dievas taip pat ir tave išsirinko. Pasišaukė ir išsirinko. Jeigu tu priėmei jį ir pradėjai gyventi dėl jo, jeigu tu tapai naujų kūrinių, tu esi jo. Tu esi jo nuosavybė. Deklaruok tai nuo ryto iki vakaro, aš esu naujas kūrinys Kristuje, kas buvo sena, praėjo. Ir dar kartą, aš esu naujas kūrinys Kristuje. Tai, kas yra sena, atsirado nauja, tai, kas yra sena, praėjo. Ir taip mes turim išmokti vienas kitą mylėti. Nes mes aplinkui save matom vaikus, mes aplinkui save matom kažkiek labiau pažengusius krikščionis. Ir mes turim suprast, kad ne visi moka vaikščioti, kad ne visi moka valgyti, kad ne visi moka suvirškinti, kad ne visi moka gyventi taip, kaip mes gyvename. Kiekvienas iš mūsų turim būti be galo atsargus vienas su kitu. Nes naujas kūrinys yra dvasinis žmogus. Tas, kuris myli, tas, kuris džiaugiasi, tas, kuris ištveria ir tas, kuris supranta. Turim nustoti vienas į kitą žiūrėti kaip į objektą, kaip į mokomąjį objektą, nes mes nei vienas nesam super dvasiški. Nei vienas iš mūsų nesam Jėzus. Ir pradėti vienas į kitą žiūrėti kaip į naujai atgimusi vaiką, kaip į naujai atgimusi sūnų, kaip į naujai atgimusi dukrą, kaip į naujai atgimusi brolį ir naujai atgimusi sesę. Mes esam šeima ir mes turim rodyti pasauliu, kokia šeima esame. Nauja šeima. Amen? Atsistokim dar pasimelsim. Dieve, jeigu kažką pasakiau ne iš tavęs, padaryk taip, kad žmonės iš karto užmirštų. Bet Dieve, jeigu tai buvo iš tavęs, jeigu šitas žodis yra iš tavęs Viešpatie, tegul mes kiekvienas pradedam jį vertinti, jį branginti ir norėtumėm įgyvendinti kiekvieną raidelę. Kad Dieve, jeigu mes esam pašaukti naujai, jeigu mes esam pašaukti į naują gyvenimą, kad mes tą naują gyvenimą gyventumėm su visa ištverme, su visu nuolankumu prieš tave, Tėve, su pagarba vienas kitam, gyventumėm tavo kiekvieną eilutę, kiekvieną žodį, kiekvieną skyrių Viešpatie. Kad mes, Tėve, būtumėm šitie žmonės, šitie pamišėliai pasaulyje, kurie šoka, kurie maskatoja rankom kažkaip keistai. Bet juk tai yra tie, kurie negirdi muzikos. Mes ją girdim. Mes suprantam šokį. Mes esam nauji. Tėve, tu pagimdėjai mus iš naujo, tu pagimdėjai mus iš dvasios ir davai viską devotam gyvenimui. Tėve, kaip mes matėm Petro kelionę į tikėjimą, Petro kelionę į naują gyvenimą, mes norim kažko panašaus, Tėve. Jeigu ir ne viso šito, bet kad tik mes suvoktumėm, ką reiškia atgimti iš naujo ir ką reiškia turėti šitą brangų tikėjimą, šitą brangų ryšį su Jėzum Kristum. Kad mes pradėtumėm žvelgti kryžių su kitom akim, ne kaip į bilietą, ne kaip į paprasčiausią atleidimą, bet kaip į paskutinį šansą, kaip į paskutinį šansą išsigelbėti. Kad kiekvienas iš mūsų turėtumėm viltį Kristuje, o ne viltį tame, ką mes galim prarasti, nes Kristaus mes neprarasim. Nes parašyta, nieks neskirs mūsų nuo jo meilės. Bet kad mes sudėtumėm visas viltis ir tikėjimą į Kristų. Kad būdami nauji, nepradėtumėm pūti.
kaip ta šakelė nulaužta nuo medžio. Nes parašyta, Jėzus sako, be manęs jūs negalit nieko. Be manęs